ką žino pirkdamas, reiškia, fondo darbuotojas, vieną ar kitą akciją, ar akcijų paketą, apie organizaciją, kurios akcijas jisai perka. Iš esmės jisai spekuliuoja mano ateitim, kaip pensininko. Ir jis paprasčiausiai mato tik tai šitos akcijos paskutinę kotiruotę iš vakaro ir kitą rytą jisai daro pirkinį. Tačiau apie situaciją viduje šitos organizacijos jis neturi jokios informacijos. Tai yra nesudaryta joksai rimtas reitingavimas organizacijų, į kurias galima investuoti pensininko pinigus, o į kurias negalima, nes tos organizacijos neaišku, kuo užsiima. Tikrumoje, ar ne? Ir neaiški situacija viduje. Kaip jūs apdrausit? Pone Rūta, tai galiu atsakyti. Atsakysit į mūsų abiejų klausimų. Tiems, kurie žiūrės, akcijų kaina yra nustatoma, pavyzdžiui, jeigu per dieną kažkokios įmonės nenupirko nei vienos akcijos, o vieną nupirks, vat šito pirkinio kaina ir yra tos dienos akcijų vertė. Ir tai visai nereiškia, kad kitą dieną jūs už tą kainą parduosite. Tai yra, aš galiu nusipirkti vieną Paulausko akciją. Ir mes sužaisim ir sukelsim rinką. Kas ir daroma nuolat. Mes tik norim parodyti, ant kiek yra spekuliatyvus ta akcijų rinka, ant kiek yra spekuliatyviai. Ir tikėtis, kad mūsų pinigai ten investuoti grįž po 30 metų, labai man sunku. Sakykit, ką norit, pana Rūta. Bet leiskim atsakyti svečiai. Tai jau pamiršau, ko klausė, tai jau tiek daug iššnekėjot. Jūs darot tokią prielaidą, kad jie daugiau nieko nežiūri, tik tai tos vienos akcijos su prekiavimu. Ne, mes iš principo sakom. Jūs to nežinot, tai yra jūsų prielaida. Pasikvieskime investuotojų ir jis papasakos, kaip jis priima sprendimą ir ką jisai žiūri. Aš šitų klausimų negaliu pasakyti. Aš lygiai taip pat galiu pasakyti kitaip. Jie žiūri viską, indeksai atspindi, yra svertiniai vidurkiai, viena akcija ten nieko nevaidina jokio vaidmens. Rinkoje yra kuriami saugikliai, kaip išsiaiškinti. Ar čia yra vienas sandoris, kur du draugai suprekiavo tarp susijusių asmenų, pavyzdžiui, ar tai yra rinkoje nepriklausomas sandoris. Aš darau kitokią prielaidą. Tai čia mūsų šitoj vietoj ginčas yra bevaisis. Aš darau prielaidą, kad atsakingi investuotojai žiūri viską. Kai jie žiūri. Tai gal pažiūrėkime rezultatą tada. Rezultatas yra ne dėl jų blogo investavimo klaidos, o dėl rinkos, dėl krizės. Tai čia yra sisteminė problema. Dėl to, kad tuo metu, kai situacija ekonomikoje pablogėja, pensijų fondai tai atspindi. Sodra to neatspindi. Tai kas yra, tai Sodra gyvena tarsi sąlygom tokiom kaip prieš metus, o situacija pasikeitė. Tai pensijų fondai šitam pokalbį. Kodėl? Mes kalbam apie alternatyvą senatvei. Kaip ne? Mes kalbam apie sistemą. Mes kalbam apie tai, kaip žmogus turi pasirūpinti senatvei, kad jis galėtų gauti ne 40% buvusio darbo užmokesčio, kaip dabar Sodra maždaug moka, o daugiau. Aš šitą idėją, bet suprantat, kaip aš galiu tikėtis gauti tos pinigus? Jūs mane pertraukinėt, jeigu aš noriu pabaigti. Prašau. Taip, štai ką aš ir noriu pasakyti, kad jeigu mes kalbam apie alternatyvas, kaip žmogus turi apsirūpinti senatvėje, taip, galbūt jis dar turi ir kažkokį tai trečią būdą, galbūt jisai nori investuoti ne į pensijų fondus ir ne į Sodrą, o kažkaip kitaip gal į vaikus ir tikėdamasis, kad vaikai išlaikys. Tai ta senatvė būtinai ateis, jeigu nenumirsime jauni. Tai visi tai žinome, visi to laukiame ir tam yra skirtingi būdai. Žmogus turėtų turėti galimybę rinktis. Dabar žmogus tą Sodrą gauna prievartą. Jis net jeigu ir nenori, jis ją gauna. Pensijų fondus jisai gali rinktis. Jeigu jis nepasitikė, jis gali nesirinkti. Bet nesirinkti Sodros jis negali. Štai kur yra. Dabar kalbant apie tai, kaip veikla, kad dabar vyko smukimas, kad vienetai prarado savo vertę, tai aš ką ir noriu pasakyti, tai yra sistemos sveikatos bruožas, kad jinai reaguoja, reflektuoja į esamą situaciją. Sodra, kuri nereflektuoja, kuri kritimo metu išmokoms augant, sutikit, tokia sistema yra ir negyvybinga, ir jinai yra kažkur tai viduje yra įda joje, jeigu krentant ekonomikai, išmokos vis dar gali didėti ir prisimamas kažkoks politinis sprendimas nuolat kamšyti tas skylės. Su tuo mes galim sutikti, kad Sodra turi reaguoti į ekonomikos būklę be jokios abejonės. Ir aš čia jums pritarčiau. Bet mes šiuo atveju šnekam apie tos pinigus, kurie nueina į tos privačius pensijų fondus. Ir tą, ką jūs sakot, aš labai norėčiau tuo tikėti, kad galima susikurti savo senatvei alternatyvinį šaltinį pajamų. Aš norėčiau šito. Bet matydamas, kaip funkcionuoja ta rinka, kurioje tie pinigai yra naudojami, ir jūs pati išvardinot pokalbio pradžioj,
krizės požymis. Ne požymis, o priežastis. Ir dabar jūs man pasakykite, ar nors viena iš tų priežasčių šiandien yra išnykusi. Ne, nėra. Nei viena, tai va. Tai dėl to yra ir ciklas, tas ekonomikos cikliškumas. Dabar jūs tada Tai kaip jis gali būti, jeigu tai yra griežtai kontroliuojamas procesas? Ir aš dar kitai paklausiu. Kas? Pinigų emisija yra nekontroliuojama, jinai yra be ribų, be ribų. Jungtinėse Tik valstybėse. ką mes sutarėm, kad geri dėdės išmeta pagal savo sustarimą tam tikrą kiekį pinigų. Bet čia ne visur, čia tik Jungtinėse valstijose ir Europos centrinis bankas. visur centriniai bankai. Lietuvoje šito nėra. Lietuvoje ne. Šito nėra. Čia būtų visiškai kitas pokalbis. Kodėl jie gali spausdinti, o Lietuva ne. Bet čia kitą pokalbį darysim su jumis. Bet dabar grįžkim prie to. Aš žinau, kad jūs norite ir litą devalvuoti. Mes nenorim. Mes kaip tik jo nenorim. Jūs sakėt. Ne. Bet žiūrėkit, jūs sakot, krizės priežastis nei viena nėra likviduota. Taip? Dabar, kaip jūs manot, ar tai yra tiesiog ciklai, ar tai yra sistemos krizė? O čia vat proto mankšta, mes irgi tarp ekspertų diskutuojam, ar čia eilinis kalnelis Jūs amerikoniškas. suprantat kitą mano klausimą. Ar tai yra kažkokios naujos ekonominės tvarkos pradžia? Dabar žiūrėkit, klausytojai. Jeigu tai yra ciklai, tai galima tikėtis, kad ir tie akcijų kursai nukritę vėl pakils. Ar ne? Galima tikėtis. Ciklai tie. Bet jeigu tai yra visiškai naujos ekonominės tvarkos išvakarės, tai tada kuo remiasi jūsų viltis, kad tie visi indeksai grįš į buvusį lygį? Jeigu viskas gali žlugti apskritai. Todėl, kad pigiau pirks gerų įmonių akcijas. Taigi neužsidarė. Tas investavimas nesustojo. Jis Bet nebuvo jie dabar jau yra padarytas. prisipirkę. Jau jie dabar yra prisipirkę. Tarkim, jeigu taip įvyktų, tai per 4 metus netiek ir daug ten prisipirko. Gerai, Rūta, bet jūs paminėjot Ir visiškai naują kristų, po to tas dalyką. augimas būtų tikras, bet jis būtų. Va tada ir galėtume šnekėti iš tikrųjų. Ypatingai, jeigu ką tai aš būtų noriu- pririšta prie Žiūrėkit, dividendų. Tai jūs pritarėte, kad pensijų fondų idėja yra gera, bet yra blogos dabar. Yra labai daug Bloga rizikų. aplinka. Labai daug rizikų ir jos kol kas, akivaizdžiai yra. Tai jeigu yra bloga aplinka, bet instrumentas geras, tai ką reikia taisyti? Tai bet mes ir kalbam apie aplinką už tą šiandieną. Pensijų fondai krizinės ekonomikos Tai sąlygomis. vat apie aplinką. tai dar klausimas- Aplinkai reikia Taip, taisyti. tai dar klausimas, ar ir instrumentas geras. Bet Taip. jūs paminėjot patį svarbiausią dalyką, kad galbūt tai yra naujos ekonominės tvarkos pradžia. O mes susitarėm pradžiai, kad mes esam jauni, reiškia, vyrukai, kurie už 40 metų tikisi per savo pensijinius fondus sulaukti labai rimto papildymo savo laimingai senatvėje. Ne? Na, su 5,5% Tvarkoj, bet dabar- gerai. daug nesukaupsim, bet... Gerai, dabar jeigu būtų bent 10. užsiimkim futurologiją. Kas ir kokia ta nauja ekonominė tvarka galėtų būti? Jeigu jau pasigirdo to žodis, yra reali alternatyva, kaip jūs pati ją savo įsivaizduojat? Čia buvo paminėti keli, reiškia, Sarkozy išsireiškimai ir ne, jog reikės perkainuoti akcijas ir vertinti jas tik tai pagal dividendą. Beje, ir Sarkozy, ir Merkel irgi kalba apie visiškai kažkokį kitą ekonominį modelį. Ja, taigi Čia kas jūs tai yra? klausėt, ar tai kokios aš norėčiau, Ne. ar tai Ne, kokia yra kokia. most likely, kaip sakė. Ja, ne. Mes klausom, kaip jūs įsivaizduojat. Vis tiek, Aš jūs nežinau, aš ne futurologė. laisvos rinkos Aš vadas. ekonomistė. Tvarkoj, bet negali neprognozuoti. Tai gal laisva rinka pagaliau atsiras? Žiūrėk. Nes dabar jūs esat instituto vadovė, kuri tyrinėja nežinia ką. Laisvos rinkos pasaulyje niekur nėra. Mes netyrinėjom, mes skleidžiam Atstovaujat idėjas. tada. Lauk, ir fizikoje yra idealios Nes dujos, jūs mes teisus. visi mokėmės to, ar ne? O šiaip galit pasakyti nors vieną valstybę, kuri būtų arčiausiai jūsų idealą? Kuri tai būtų valstybė? Lauk, nepagrobk atsakymo. Koks tas... Aš žinau, kad jūs norit, kad aš pasakyčiau, kad tai Somalis. Ir greičiau. Ne, palauk. Vis tik Bet aš pabandykim to pakalbėti. nepasakiau. Aš tik pasakiau, kad aš manau, kad jūs Kas tai gali būti per naujasis modelis, per naują ekonominę tvarką? Ne, nu, įvairiausių Kam mes turim gali ruoštis? būti. Aš negaliu, aš jums... Gal mes išmetam tą telefoną per langą? Aš išjungsiu tikrai. Ja, kam mes turim ruoštis? Nes visiškai Jeigu net... mes žinotume, žmogus turi pripažinti savo žinojimo ribotumą. Va čia yra visų vadų ir visų valdžių įda, kad jinai galvoja, kad valdžia vis yra visa žinė, kad žmogus gali žinoti viską, numatyti tiksliai,
suprojektuoti, suplanuoti. Aš kitaip Aš centro komitetų, centriniu planavimu netikiu. Palauk, tai dabar paklausiu kitaip. Neužsim, žmonės kūrė tas sistemas. Aš negaliu suprojektuoti, kaip čia pasielgs Rolandas rytoj ir kaip tai sukels kokį drugelio plastelėjimas, kokį... Viską supra, aš sutinku.